Nu va, atvykom prie įgriuvusios pralaidos, prie tilto per Siemanį. Eismas užtvertas ir manau, kad tikrai greitai neatsidarys, tačiau jau šiandien prasidėjo darbai. Nu va, vyksta darbai. Matosi, kaip šviesa patenka į pralaidą. Iš viršaus jau prakasta viskas viršui. Niekas, aišku, tokios betoninės konstrukcijos, kaip buvo čia padaryta 61 metais, nebedarys. Greičiausiai įdės netgi ne žiedus, o vientisą vamzdį. Bus, aišku, ir betonavimo darbų. Nu, bet pas mus krašte yra labai daug kelininkų, tai tikriausiai daugelis žino geriau už mane, kas čia bus padaryta. Bet jau aišku, kad čia tikrai ne savaitės ir ne 2 reikalas. Šį pavasarį, matyt, teks ilgai pavažinėti aplinkeliu pro Sližių kapines ir dvarą. Nu, o pirmasis darbas dabar, kaip sako darbininkai, tai atsikasti ir išdaužyti visą betoną, kuris čia buvo kolūkio darbininkų išlietas prieš 64 metus. Primenu, kad šito tilto statybos darbai yra užfiksuoti Stepono Jankeliūno knygoje Iš vaikystės į gyvenimo vieškelius. Jeigu neskaitėt, būtinai paskaitykite, ten yra ir kitų labai įdomių dalykų. Nu, aišku, palinkėkim sveikatėlės ir pačiai Siemanio užtvankai. Atrodo, jinai neblogai, truputis kosmetinio remonto ir, manau, sulauks 100 metų jubiliejaus drąsiai. Tai šiandien tiek, lauksim, kol prasidės įspūdingesni darbai, kai atsikas visą Siemanio upelį, tada atvažiuosim čia dar sykį ir pafilmuosim būtinai.